Labas rytas. Tiesiai iš Madžiūnų. Atvykome į vietą. Susirašėm automobilį, užsiregistravom, laukiam, kol ateis komisijos komisaras, patikrins automobilį. Biškį paėjęs į šoną filmuojos, nes vyksta veiksmas, žmonės atvažiuoja dar, renkasi po truputį, puošiasi. Mašinėlė pasiruošus, bandysim palakstyti, pažiūrėti, kas čia gausis, kai ateis tam laikas. Dabar laukiam, pažiūrėsim, kas gausis. Atsinaujinam šiek tiek įrangą, gal bus geresnė garso kokybė, jeigu matot čionais. Nusipirkome mikrofoną, dar turim tuo pačiu ir nusipirkę stabilizatorių telefonui, kad nereiktų tiek daug pastangų įdėti filmavimui. Ir sekantis kadras turbūt parodysim gal šiek tiek automobilį ir susitiksim turbūt gal jau iš treniruočių važiavimo, nežinau. Pabandysim šį kartą ką nors įdomiau pafilmuoti. Oras geras, nulyta iš po nakties, uodų labai daug. Puola kanda, maitinam uodus, daliname savo krauju. Ir tiek žinių šiam kartui. Važiavome pirmą tokią trumpą sesiją treniruočių. Turim labai nedaug dalyvių, tai galimai pateksim į porinius, nežinau kas ten gausis. Jeigu gerai atsimenu, gal 26 ar 28 dalyviai po kol kas. Gal dar yra miegančių, vėluojančių. Trasa sudėtinga, greita, kas man patinka. Sunku kai kurios klipus susirinkti, kai kurios posūkius teisingai įveikti. Dabar, kadangi mažai dalyvių buvo, tai padarė pirmą pusvalandį, ten perskėlė tos dalyvius per pusę, kad po vieną būtų galima suvažiuoti ramiai. Tai pirmą sesiją suvažiavom, dabar važiuoja antra, toj prasidės jau antroji valanda treniruočių, kaip jau pasileidžia į trasą visiškai visi ir važiuojam porinius, neskaitant nemoki, tiesiog pasiliekam atstumus nuo kito automobilio, jeigu nesam tokie drąsūs važiuoti atstumo, taip sakant. Ir bandom treniruotis, išmokti trasą. Gal galimai tos porinius, jeigu nesugriūsim, nes stengiuosi pabandyti surinkti visus tos klipus, o starte gaunasi tiesiai į blokus. Ilga starto zona, daug įsibėgėjimo. Tai praktiškai maksimaliu greičiu tiesiai į blokus stataisi. Pats pirmas klipas, nežinau. Važiavimo pirmasis 2 valandas treniruočių, išklausėm kvalifikacijos briefingo, gaunasi labai neblogai, pasiprašiau Domos Kučo, kad patartų šiek tiek, kažkokių duotų patarimų, kaip kas gaunasi. Soriukas, jeigu žiūri šitą seriją, kad ne taip pavadinau, biškį sumaišiau netyčia žmonės kažkodėl, nepaaiškinama situacija, bet soriukas. Šiaip mašinėlė viskas tvarkoje, važiuojasi, kaip pasakė, ką kur reikia padaryti teisingai. Pradeda patikti, mažai pamiegoja, tai galvo tokia kaip ir dirbanti, kaip ir nedirbanti. Tai tiesiog, taip sakant, kaip teisėjai sako, atvažiuokit nusiraut, pasibūt, patūsint, tai tą bandom ir padaryti. Kažkuriuo važiavimu turėjom tokį nutikimą netyčia, biškį per plačiai išėjau. Ir paskutiniam radiuse lanke visus koliukus susirinkau su šitą kėbulo dalim, tai dabar turim šiek tiek įbrėžimų. Bet čia minimalus viskas nusivalys, manau. Eilės nedidelės, dalyvių labai nedaug, tai turbūt, kad papulsim, labai didelė tikimybė, kad papulsim į porinius. Visi papuls, kas šiandien yra. Jeigu gerai atsimenu, 26 dalyviai važiuojantis. Vienas jau turėjo
įvykį. Pirmukas baltas, gražus, surinktas turbūt šviežiai. Išmuštas ratas lygtais ar kažkas tokio, pilnai nemačiau, nieko nenoriu komentuoti, nežinodamas informacijos. Poriniai irgi kažkokie gaunasi, dar arti varžovo būti sunku, nes dar ir pats lead linijos nemoku normaliai išpiešti, tai kai išmoksim tą, tada bandysim išmokti važiuoti porinius važiavimus. Aišku, šiandien atvažiavom nusirauti, taip sakant, pabūt ir gerai praleisti laiką. Važiavome visą antrą sesiją treniruočių važiavimų, buvo prarastas šiek tiek noras važiuoti, buvom užsidėję padangas, kurios neaišku, ką jos šiaip daro, labai nepatiko jų važiavimas. Tos, kurios geriausiai važiavo šiandien dieną, buvo pasibaigusios, bet galvoju, tebūnie užsidėsiu, sukeisiu vietom, kad susivienodintų nudilimas, sakykime, jo padarysiu kelis važiavimus, baigsis visai padangos ir važiuosiu namo. Nes kadangi neturi man ko važiuoti, šiaip žinom, kad čia neėda padangų, bet šiandien kažkaip tai valgė padangas, gal dėl to, kad tiesiog gavos daug važiavimų, vienas po kito, užkaito, atplyšo labai daug padangos. Grįžus jau po paskutinio važiavimo, pasižiūrėjau, baigėsi padangos, galvoju, varau namo, pasakyti, kad išbrauktų. Pasakiau, kad išbrauktų, sako, ką tave išbrauksi, kai tiek daug kelio nuėjai, eik nusipirksi, vietoje yra padangų. Susiradau šiaip ne taip žmogų, kuris čia vietoje prekiauja tam padangom. Nusipirkom 2 naujas Destino padangas. Venskūną su savo baltuoju BMW serijos automobiliu. Šiaip netaip spėjom į kvalifikaciją ir tai ne patys pirmieji, nes mūsų numeris pats pirmas startinis. Padangos visiškai nepažįstu, nesu čiupinėjęs tokios padangos, nesu važiavęs, nežinau nei kaip važiuoja, nežinau nei kaip kimba, nežinau nei kaip mašina elgsis, nežinau net kiek barų reikia daryti. Pirkom į Segmę, sakė su 2,5 plytą daryti kokius 3,5 baro. Nuvažiavus į startą, duokit bent kažkokį, nes nuvėluoju, nespėjau, nesusižiūrėjau, soriukas prasivažiuoti, pasižiūrėti, ką ta padanga darys, nepriklauso, nes čia kaip ir mano bėda, taip, tebūnie. Tiesiai į startą, starte 2 mašinos prieki manęs jau stovi, laukia važiavimo, šildytis galima, negalima, nežinau, nes į briefą nespėjau, pats montavausi, žodžiu. Visiška šlikštynė gavosi, žiauriai dingo kažkoks susidegimas. Bandysim nenuleisti rankų ir kažką padaryti antrų važiavimų. Pirmų važiavimų surinkome viso labo tik 40 taškų. Padanga, nežinau, su šaltai išvažiavau, pradžiai gal taip ir slysta, kaip ir palaida jinai, nekimba visai, paskui pradėjo į galą trasos kibti, tai jau tada pasimečiau, ką daryti. Taip kaip teisėjai sakė, jau jeigu pasimeti, tai tiesiog kaip gaunas, taip užmini ir lėki, nesvarbu nei trajektorija, niekas vis tiek bent kažkiek taškų galbūt gausi, gal kažką pasieksi. Tai surinkom 40 taškų viso labo kažkokiu būdu. Dabar dasipūtėm 3,9 baro, nes mano mažas kompresoriukas daugiau nepaveža, kadangi mažai dalyvių greitai vėl bus mano važiavimas. Tai situacija tokia, šiek tiek yra nuliūdimas, nes nežinau, ar galima šildytis. Pasirodo, buvo galima, už mane žmogus šildėsi. Galėjau pasišildyti, būtų buvę gal geresnis važiavimas, daugiau kažko būčiau galėjęs tikėtis iš padangos. Bet, žodžiu, gavos kaip gavos, šiek tiek nuliūdimas. Einam žiūrėti, kas važiuoja ir turbūt, kad jau lėksim vėl. Ir tiek žinių, tam kartui tiek.
klasėje turime numeris 1. Tai yra Rok Venskūnas, pirmojų važiavimų surinkęs 40 taškų. Kvalifikacijos važiavimą turim apskritą nulį, Unchaseable runas, nusivylimas žiaurus. Nežinau, kas čia laukia, nieks čia niekur nieko neina, nekviečia, briefą praleidau, nežinau, karoči. Noriu namo, bet pirmų turim kem taškų, tai su kažko turim važiuoti. Kur tai pamatyti, kada tai daryti, nieko nežinau, karoči. 3.9 baro padangoj nepadėjo, variklio neužtenka, neįsuka, nevažiuoja. Karoči. Arba įgūdžių trūkumas, arba biški technika per silpna tokiai padangai, nežinau, kiti taip važiuoja ir suvažiuoja, žodžiu. Absoliuti nesąmonė. Einam bandyti ieškoti informacijos, ką mes turim dabar padaryti toliau. Suvažiavome porinius važiavimus gerų draugų ir nedraugų pagalba, pakėlė ūpą, norą ir nuotaiką. Labai ačiū jiems, labai didelis stiprus ačiū, kad pakėlė, nes šiaip jau buvau nusiteikęs po kvalifikacijos atiduoti pergalę be kovos, susikrauti manatkes ir važiuoti namo, bet kokiu atveju važiuojam namo. Pralaimėjom top 32 prieš Aurimą, atsiprašau labai, Arminą Jakštą, šalia kolega stovintis. Jis buvo, neatsimenu dabar kelintas lentelėj, bet žodžiu sukrito su juo važiuoti. Važiuoja bičas irgi neblogai, viskas ten tvarkoj. Pas mane gal trūksta šiek tiek įgūdžių, buvo smagu ir faina, pakilo ir nuotaika, ir adrenalinas. Žiauriai smagu, pergalę atidavėm jam. Lyd važiavime netilpau trasoj, pabučiavome blokus, galime eiti pažiūrėti, kas atsitiko. Smūgio būta labai stipraus, damage'as labai silpnas, turim duslintuvą kaip pas Golfą Era, man atrodos. Turim šiek tiek nubrozdinimų, ką reikės susitvarkyti čia nubrozdinimų, kadangi stiklo ir lempa nedužo, čia nieks nelinko. Smūgio tikrai buvo labai stipraus. Apsižiūrėjom, tai linkęs tik duslintuvas, atlenkt atgal, kadangi šiaip vis tiek aš jį perdarinėsiu kažkada, tai viskas čia tvarkoj. Nėra bėdos, dabar reiks atlenkt atgal, kad buferio toliau negadinti, nes jau išsilydė buferis ne ten, kur reikia. Ir vat mano lyd važiavime, antrų važiavimų, pirmas buvo jo, jis daugiau taškų surinkęs kvalifikacijai. Mano važiavimų vyko toks krešas, taip pat einame ir prie automobilio. Galvojau, kad jisai išvengė įvykio, bet lygiai taip pat pasikrikštijo, labai atsiprašau už krikštą. Tikrai nenorėjau. Netilpau trasoj, žodžiu nuotaikos liuksiškos, einam pasitvarkysim automobilį ir susirinksim daiktus, nežinau, gal iškart važiuosim namo, gal reiks dar nueiti pažiūrėti kitų važiavimus, kaip sekasi pažįstamiem, o daugiau nežinau, šiaip mašina atlaikė ko puikiausiai, nusipirkome, kaip minėjau, vietoj Zestino padangų, iš pradžių labai nepatiko kvalai, nes pirmi važiavimai visiškai su nauja padanga. Tai buvo nesąmonė, dabar poriniam visai jau smagiau, geriau gavosi. Bet žodžiu, turim ką turim, yra kaip yra. Ačiū Petronui už tepaliuką, ačiū visiems draugam, kurie prisidėjo, padėjo ir palaikė. Ir ačiū Angle Control Drift Grounds už renginį, viskas super. Užskaitom, gal ne 10 balų, 8-9 balai. Pirmas gal turbūt renginys rengiamas, tai trūkumų kažkokių yra, bet manau viskas su laiku išsispręs. Ir turbūt tam kartui tiek. Susimatysim gal dar kažkokiam sekančiam kadre arba bus iki greit.